neurolingvistinis programavimas yra ir apie komunikaciją. Ir labiausiai yra apie komunikaciją. O komunikacija, jau pats žodis bendravimas, pats šitas žodis suponuoja, kad yra ne vienas žmogus, tai daugiau žmonių, ne? 2 ir daugiau žmonių arba grupės netgi žmonių. Ir tai reiškia, kad su tai žmonėm reikia rasti būdą, kaip rasti bendrą kalbą. Taigi vienas iš pagrindinių, vienas iš pirmųjų modelių, su kuo susipažįsta, ką treniruoja, mokosi, ko NLP praktiko kurso dalyviai, tai yra raportas. Taigi raportas. Kai eina kalba apie raportą, tai tarptautinis žodis, vertinys būtų, kad tai yra ryšys arba kontaktas, sąjunga tokia, dar kitas pakaitinis žodis yra darna, kad darniai kartu kažkas tai vyksta. Tai yra vertimas, o pats raportas kaip sąvoka, tai apibūdina tokia būsena tarp 2 žmonių, pašnekovų, kurioje vyrauja pagarba, pasitikėjimas, saugumas. Tai reiškia, kad raportas yra apie saugumą, apie tokią komunikaciją, apie tokį bendravimą, apie tokį santykį, kuris yra saugus abiems žmonėms, kuris yra, kai žmonės vienas kitų pasitikė. Tai reiškia, kad šitame procese, raporto kūrimo procese ir raporto palaikymo procese yra labai svarbus grįžtamasis ryšys. Ar viskas yra ok tarp mūsų, ar mes klausomės tos pačios radijo stoties, ar esame ant tos pačios bangos. Ir raporto kūrimo ir palaikymo eigoje labiau kreipiamas arba rekomenduojama kreipti dėmesį į tai, kas panašu, kas bendra. Nes kas bendra, tas mus sujungia. Į skirtumų mes mokomės, o panašumai mus sujungia. Taigi raporto kūrimo procese arba palaikymo procese tų bendrumų arba tų panašumų galėtų būti kuo daugiau. Santykis arba ryšys tuo metu tarp pašnekovų turėtų būti geresnis, kokybiškesnis. Daugiau, bet kokiu atveju jame turėtų būti pasitikėjimo, saugumo ir pasitikėjimo. O tai yra labai, labai svarbu. Ypač, kai kalbėsi su mažiau pažįstamais žmonėmis. Ne? Ir skirtingi šaltiniai, skirtinga literatūra pateikia skirtingą kiekį, iš kogi susideda raportas. Man patinka tas procesas, kurio aš mokiausi ir kurio aš mokiau savo NLP praktiko kurso dalyvius, žmonės, kurie domisi neurolingvistiniu programavimu, NLP. Tai pirmas etapas arba pirmas žingsniukas tai yra kalibravimas arba stebėjimas. Ką reiškia kalibravimas? Tai stebėjimas tų išorinių pašnekovo, pavadinkim taip, parametrų arba kriterijų, į kuriuos aš galiu atkreipti dėmesį, į kuriuos aš galiu savo pasižymėti mintyse kaip kritiškai svarbius tam žmogui elementus. Tai gali būti jo poza, tai gali būti jo gestai, tai gali būti jo akių žvilgsnis, tai gali būti jo mimika, tai gali būti jo kalbėjimo maniera, greitis, garsas, tonas, intonacija, gali būti kvėpavimo greitis, gylis, gali būti, pozą jau paminėjau, žodžiai, kuriuos vartoja tas žmogus. Ne? Tai yra kalibruojama yra tai, arba stebima yra tai, kiekvienas žmogus išmoksta stebėti ir pastebėti tokius dalykus savo pašnekovę. Ir kai pradedi kalibruoti, pradedi atkreipti dėmesį į tokius kitam žmogui pašnekovui būdingus elementus, tada ką gali padaryti? Antras žingsnis yra prisiderinti, prisitaikyti, supanašėti su savo pašnekovu. Tai aišku, kad lengviausia supanašėti, lengviausia prisitaikyti, prisiderinti prie to, kas mažiausiai juda, kas yra stabiliausia. Tai greičiausiai tai laikysena arba kūno poza. Atsisėdo vienaip žmogus ir jūs panašiai atsisėdot. Ne? Ir tas prisiderimo elementas, jisai turi tokį labai svarbų dalyką. Galima, kelis tokius svarbius dalykus. Vienas dalykas, galima tiesiogiai veidrodžiuoti. Tai palinko pašnekovas į kairę pusę ir jūs kartu su juo į tą pačią pusę palinkot, lyg tai jūs būtumėt veidrodinis atspindys. Visiškas toksai beždžioniavimas, galima pasakyti. Tai čia veidrodžiavimo elementas.
Kitas elementas arba kitas būdas prisitaikyti, prisiderinti yra kryžminis prisitaikymas, kryžminis prisiderinimas. Pašnekovas palinko į kairę, jūs palinkot į savo kairę, jūs prasilenkėt tiesiog, jis į vieną pusę, jūs į kitą. Jis pakėlė ranką, jūs pakeitėt ten kojų poziciją. Jisai galbūt taip linguoja, jūs į taktą palingavot. Toks prisiderinimas prie žmogaus procesų, ne tiesioginis, o kryžminis, tai pasirinkat kitus savo elgesio elementus. Kam tai yra labai svarbu? Vėlgi, tam pačiam pasitikėjimo, saugumo, prisiderinimo, darnos, ryšio ir kontakto stiprinimui. Dėl ko? Už tai, kad mes turime vidurinius neuronus. Ir nori, nenori, mūsų smegenys, mūsų 5 pojūčiai skanuoja aplinką ir jeigu mato, kad čia savas žmogus, mato, kad yra saugu, jokio pavojaus jisai nekelia, tai tada smegenys nuramina savo šeimininką, pavadinkim šitaip, ir sukuria, pavadinkim taip, labiau tokią ramybės, tokią pasitikėjimo būseną jums kaip žmogui, kuris siekiat kontakto, siekiat raporto, to ir reikia, kad būtų kuo mažesnis pašnekovo pasipriešinimas. Raportas yra pasipriešinimo, mažinimo arba visai utilizavimo elementas. Netgi yra tokia NLP prielaida. Jau lingvistinio programavimo aksiomos prielaidos, tokios baziniai teiginiai, kuriuos žino ir tiki kiekvienas NLP praktikas, NLP specialistas. Tai viena iš jų yra pasipriešinimas, pašnekovo pasipriešinimas yra nekas kitas kaip raporto nebuvimas, kontakto nebuvimas. Reiškia, kažkur nesusiderinom. Ir nesusiderinom ne tik tai prie tų kūno elementų, pozos, gestų, kalbėjimo, manieros ir taip toliau. Galima prisiderinti ir prie mąstymo strategijos, prie vertybinių dalykų, tai yra žodžiai, apie kuriuos kalba žmogus, prie temos, prie klausimų, kuriuos sprendžia. Tai esminis momentas, vėlgi, labiau supanašėti, rasti, kas jungia, o ne kas skiria. Taip? Ir trečias dalykas, trečia dalis raporto, tai kalibravimas. Mokausi stebėti ir stebiu, prisiderinimas, mokausi prisiderinti, prisijungti, būti kontakte. Ir trečias elementas – vedimas. Ką reiškia vedimas? Tai reiškia, kad jeigu jau mes diskutuojam, kalbam kažkokia tai tema, jeigu aš visiškai priimsiu už gryną tiesą ir visiškai savo nuomonės neįdėsiu į tą pokalbį, tai jau bus ne dialogas, tai jau bus monologas. Taip, visiškai priimu tai, ką sako mano pašnekovas, sutinku su visom sąlygom. O bet kokiam komunikacijos kontekste, ten, kur suponuojama, jog yra dialogas, aišku, kad jūs norite išsakyti savo nuomonę, aišku, kad norite, kad ją būtų atsižvelgta. Tai trečias etapas, trečias elementas raporto tam procese – vedimas, tai yra savo klausimo, savo temos arba pašnekovo dėmesio perkelimas į tą klausimą, į tą vietą, į tą opciją, kuri yra jums įdomi. Ir su kuo mažesniu pasipriešinimu tai įvyksta iš pašnekovo pusės, tuo didesnis, kokybiškesnis raportas tarp jūsų yra. Strategijų, kaip galima, taip pat yra N+K, to mokomasi NLP praktiko kurse, bet pradžia arba nuo ko visi pradeda, tai mokosi kalibruoti, tai pastebėti pašnekovo procesus, mokosi prisiderinti, tai prisijungti prie pašnekovo to procesų ir vesti, tai įvedinėti naują klausimą, naują temą, pasiūlyti savo idėją, nukreipti pašnekovo dėmesį į ten, kur pačiam yra aktualu. Dar kartelį užakcentuosiu, kad raportas tai nuolatinė būsena. Tai nėra, kad sukūrėm vieną kartą, sukontaktavom, valandos pradžioj ir po valandos yra tas pats. Nuolat reikia pasitikrinti, ar mes esam vis dar kontakte, ar mes esam vis dar raporte. Geram tokiam ryšyje, geram tokiam santykyje. Kas yra labai svarbu? Kalibruoti, prisiderinti ir vesti išmokot, o ar mokat atsiderinti? Juk nevaikščiosi su to žmogum visą dieną, reikia kažkaip ir užbaigti tą procesą. Tai dar vienas elementas, ketvirtas elementas šito raporto kūrimo procese, dar vienas įgūdis, tai yra atsiderinimas. Kaip padaryti taip, mūsų kalba kalbant, kaip pasakyti ne, kaip padaryti taip, kad tas kontaktas
baigtųsi, sustotų tame taške, kuris jums yra aktualus. Pasiekėt, ką norėjot, susitarėt, ką norėjot, viskas, laikas pokalbį baigti. Tai atsiderinimas yra atskiras įgūdis, ne kaip sustabdyti pokalbį, kaip padėkoti, kaip perkelti dėmesį į kitus svarbius aktualius kriterijus ir tuo pat metu jaustis jaustis gerai. Tai irgi NLP praktiko kurso sudėtinė dalis. Tai tiek apie raportą.